Šiandien aš jums pristatysiu Manitou šarnyrinį krautuvą MLA T533 145 Vario Plus. MLA reiškia Manitou Loading Articulated Telescopic, tai Manitou krovos šarnyrinis teleskopinis krautuvas. Maksimalus kelimo aukštis 5 metrai, 3,3 tonos, 145 arklio galios ir Vario Plus pavarų dėžė. Pats krautuvas yra gana kompaktiškas, plotis 2,29 cm, aukštis 2,70 m. Kadangi tai yra šarnyrinis krautuvas, jo pasukimo kampas yra 45 laipsniai, tai labai patogu sparčiai dirbti, tos pačius monotoniškus darbus, padidina krautuvo manevringumą, plus teleskopinė strėlė leidžia, kad mes galim ir gana aukštai ar padėti ruloną, ar pasiekti su kaušu, iškraut, pakraut. Tai didina mašinos patį funkcionalumą ir platesnį panaudojimą. Kaip ir visi Manitou teleskopiniai MLA serijos krautuvai, tiek ir šis MLA 533 yra su slėgio nuėmimo sistema, kur paspaudus kelias sekundės hidrauliniai poroj esančioje strėlės gale nuimamas slėgis ir taip galima atjungti priedą, kuris sumontuotas tuo metu su krautuvu. Nereikia naudoti jokių papildomų įrankių. Padangos dabar matom su Vardeščiai endurionai, kurie daugiau skirti yra kietam paviršiui, kad būtų kuo mažesnis dilimas. Tuo pačiu pats raštas yra eglutė, kuris padidina sukibimą ir įvažiavus į dirvą. Krautuvas sumontuotas su strėlės amortizavimo sistema, yra 2 cilindrai, vienas yra pakėlimo cilindras, kitas yra kompensacinis, kuris išlaiko ar tai kaušo, ar tai palečių šakių užsiduotą kampą. Tai jeigu pakėliam, keliam pavyzdžiui paletę, keliant į viršų, išlaikomas tas pats kampas nuo pat apačios iki pat viršaus. Kadangi krautuvas yra skirtas krovai, ant strėlės yra standartiškai montuojami šepetėliai tam, kad kraunami biurūs produktai, ar tai būtų grūdai, ar tai būtų medienos čipsai, nepatektų į strėlės galą ir gale nesusitrombuotų. Cilindras, kuris keičia kampą, tam, kad nebūtų pažeistas, jisai yra paslėptas strėlės galvoje, yra galinėje pusėje. Kaip minėjau, hidraulinės poros, jeigu jos pajungtos, tai jungiasi būtent čionais. Kranas persukti, jeigu šiuo metu šis modelis konkrečiai yra su hidrauliniu priedu užraktu, tam, kad dirbant, pavyzdžiui, nesumaišyti mygtukų ir netyčia neatrakinti, galima persukti, arba kabinoje yra mygtukas, kur galima elektriniu būdu perjungti, kad darbo metu neatsikabintų prikabintas darbinis priedas. Priedų užkabinimo sistema yra ta pati kaip ir 15-20 metų senumo Manitou teleskopiniuose krautuvose, tai galite naudoti ir tuos priedus, ką jau turite įsigiję. Plus priedus galima įvairius, tiek kaušas, tiek šiuo metu matom mėšlo kaušas, rulonų griebtuvai, paletinės šakės ir visą eilę kitų priedų. Krautuvo ašyje yra sumontuotas diferencialo blokatorius, kas leidžia dirbti sunkiomis sąlygomis. Krautuvas komplektuojamas su Deutz 4 litrų 4 cilindrų varikliu, kad atitiktų visus reikalavimus keliamus aplinkosaugai, komplektuojamas su AdBlue sistema, išdeginimas. Visi radiatoriai, kurių yra 3, yra atskirose dalyse ir sumontuoti į vieną liniją, tai žymiai patogiau juos išvalyti ir efektyvesnis yra aušinimas. Variklio sukimo momentas yra 550 Nm, krautuvas komplektuojamas su Vario pavarų dėže, maksimalus transportinis greitis yra 40 km/h. Kintamo debito siurblio našumas yra 158 litrai per minutę, slėgis 270 barų. Šioje komplektacijoje yra sukomplektuotas hidraulinis kablys,
Kadangi krautuvas yra kaip traktorius, atitinka traktoriaus homogalizaciją, standartizavimą, tai turi hidraulinius stabdžius ir gale yra išvistos 2 hidraulinės poros, skirtos priekabos valdymui. Krautuvo aptarnavimo intervalas yra kas 500 darbo valandų, pats priėjimas prie filtrų yra labai patogus. Čia yra hidraulinis tepalo bakas, hidraulinis filtras, tai visa filtravimo sistema yra vienoj pusėje. Kuro užpylimo anga, AdBlue užpylimo anga yra labai patogu pasiekti atidarius kapotą, kaip ir oro filtras yra patogioje vietoje kasdieniai priežiūrai. Akumuliatorius irgi išneštas yra į šoną, tai jeigu ar reiktų pakrauti, ar reiktų pasikeisti, yra labai patogu. Kabina sumontuota ant amortizatorių, kas leidžia ir nedėkingom važiavimo sąlygom jaustis komfortiškai, nes amortizuoja ne vien tik tai sėdynė, bet ir pati kabina. Plius įlipimas į kabiną yra gana platus. Kas yra patogu, kad operatorius sėdi per centrą. Strėlė yra pakankamai kompaktiška, tai matomumas į abi pusės, ar į kairę, ar į dešinę, yra puikus, labai patogu viską matyti ir tuo pačiu saugiai dirbti. Kabina yra erdvi, gali laisvai tilpti stambaus sudėjimo žmogus ir papildomai dar gali važiuoti dar vienas žmogus. Valdymo svirtis, kaip ir visuose MLT serijos krautuvuose, yra Manitou GSM-as, kuris yra patentuotas, labai patogu dirbti, principe, kad ranka yra ant porankio, kartu svirtis vaikšto su sėdynė. Tai nereikia rankos gaudyti atskirai, važiavimo kryptis keičiasi su mygtuku pirmin atgal, su vienu stumiama strėlė, sutraukiama, su kitu jungtuku yra valdomas hidraulinis priedas. Jeigu šiuo metu yra mėšlo kaušas, tai uždaromas, atidaromas šakės. Krautuvė sumontuota EcoStop sistema, kuri leidžia taupyti kurą, tai reikalingos tam tikros sąlygos, kad variklis turi būti šilęs daugiau negu 40 laipsnių, operatorius nesėdi ant sėdynės ir užtrauktas yra rankinis stabdis. Tada po užsiduoto laiko, minutės 2, krautuvas pats automatiškai išsijungia. Šitas krautuvas yra elito komplektacijos, tai elito komplektacijos standartiškai yra montuojama Intelligent hydraulika, kaip ir MLT serijos krautuvuose, tai yra 3 sistemos vienoje. Tai pirma sistema, kai pasiemėt su kaušu, keliate į viršų, automatiškai sistema keliant į viršų išlaiko tą patį atstumą nuo ratų. Tai jeigu pasiemėt metro atstumą nuo ratų, keliant į viršų, jisai išlaiko tą patį atstumą. Jeigu keliam krovinį, kuris turi savybę prilipti, yra kaušo išpūtimo funkcija. Ir taip pat, jeigu dirbam rutininius darbus tose pačiose sąlygose, asfaltuoto ar betonuoto paviršiaus, tai yra grąžinimas į krovą. Tai prieš kraunant susiduodam parametrus, į kokį aukštį reikia nuleisti strėlę ir kokiu kampu pastatyti kaušą. Ir automatiškai leidžia žemyn, operatoriui nereikia kiekvieną kartą to gaudyti ir sistema automatiškai grąžina į krovą. Transporto pozicijoje, tam, kad netyčia nepaspaustume rankenos ir nenuleistume strėlės su priedu ant kelio ir nebūtų incidentų, yra užrakinimo funkcija, paspaudus mygtuką, GSM-as užrakinamas yra ir jisai yra neveiksnus tuo metu. Krautuvė, kadangi jisai skirtas dirbti krovos darbus ir dulkėtose aplinkose, tai yra automatinis ventiliatorius reversas. Įjungiam arba išjungiam, gali būti vienkartinis įjungimas, gali būti, kad automatiškai kažkurį laiką jisai pastoviai įsijungs. Taip pat yra reguliuojami tepalo srautai, debitai į strėlės galą. Jeigu mes, pavyzdžiui, naudojam kokią šluotą, turim užsiduoti tam tikrą apsisukimų skaičių ir važiavimo greitį reguliuojam su greičio pedalu. Tai čia yra reguliatoriai, su kuriais nusistatom mums reikalingus parametrus ir su tuo režimu ir dirbame. Kondicionierius yra klimatronikas, tai užsiduoda temperatūrą ir sistema automatiškai palaiko užduotą temperatūrą.
Krautuvas montuojamas su pneumatinė sėdynė. Jinai yra reguliuojama priklausomai nuo operatoriaus svorio ir kokio minkštumo norime, kad jinai būtų. Plus sėdynė reguliuojasi pirmin atgal, tai gali pilnai prisitaikyti prie operatoriaus sudėjimo. Plus turim reguliuojamą vairą, kuris turi kelias funkcijas, pirmin atgal. Galima jį keisti ir arčiau savęs arba toliau pristumti. Padidinant komfortą, tai standartiškai yra uždangalai nuo saulės tiek viršui, tiek ir ant priekinio stiklo, jeigu važiuojant šviečia saulė, tai operatorius gali pasirinkti, nėra jokių fiksuotų padėčių, tiek kiek reikia. Kadangi kabina erdvi, daug stiklo, matomumas į priekį, kaip minėjau, kad yra labai geras. Lygiai toks pats geras matomumas ir į galą. Pats kapotas yra nuleistas žemyn, tai praktiškai matosi palei pat krautuvą.